Sveiki draugai, vėl Ernestas, muselinė ir kaip žadėjau, tęsiam toliau vamzdelių temą, kad pasiruošti žieminiai, pavasariniai lašišų ir šlakių žvejybai. Ir pirmoji mūsų muselė, pradedant šią temą, bus haugur vamzdelis, muselė ant vamzdelio, islandiška muselė, puikus labai spalvų derinys, kuris vadinasi haugur. Aš jums surišiu savo variantą, gana paprastą variantą ant Futurefly vamzdelių su Futurefly UFO disku iš minkštų medžiagų ir jinai susidės iš pačių pagrindinių kūno dalių, kurias jau aptarėme. Kūnas, uodega, sparnas, akuotas, galvutė. Taigi negaištam laiko ir puolam iš karto prie darbo. Darbą pradėsiu nuo vamzdelio. Šitai muselėje aš naudoju 2 storių sumaunamą vamzdelių sistemą iš Futurefly gamintojo ir pirmą dalį atsikerpu maždaug 2 cm, storesnę dalį, rožinės spalvos, maunu ant adatos. Jinai man reikalinga, kad turėčiau į ką įstatyti kablį ir ant jos pradėsiu vynioti kūnelį. Tada antrą plonesnėje, laikydamas vertikaliai, šiek tiek padeginu, kad toks atsirastų lengvas bortelis. Užlydau. Taip pat mausiu ant adatos ir prieš sumaunant būtinai patepsiu superklijų. Ta vieta, kur vamzdeliai susijungia, aš papildomai sutvirtinu, kad muselė tarnautų ilgiau. Tada šiek tiek nuslenku nuo adatos, įmaunu centimetrą ir grąžinu, užkiliuoju. Adata konusinė, gražiai užkiliuoju, nieks nesisuka, viskas laikosi. Šitą priekinę dalį galima iškart prisikirpti kažkiek, bet taupydamas tą priekinį vamzdelį, aš jį pasiliksiu ir kai pabaigsiu muselę, tik tada nukirpsiu. Gerai. Toliau. Toj vietoj, kur vamzdeliai susijungia ir sulipo nuo klijų, aš iš karto pavyniosiu ir šiek tiek paveršiu su siūlu. Tvarka. Sekantis mano darbelis bus pritvirtinti oval tinselį. Tiesiog apvalus blizgutis. Dažnai naudojamas ir šlapiom muselėm, streameriam, žinoma ir lašišiniam muselėm. Ir kadangi jis yra apvalus, tvirtindamas jį aš turėsiu gana didelį gūzą, kuprelę tokią. Todėl nulupu su nagais priekinę dalį, tą, kur kišiu, štai, nulupau blizgutį, liko tik tai siūlas. Ir dabar tvirtinant tinseliuką, tai yra šitą blizgutį, jisai guls žymiai plokščiau ir man nesigaus didelis gūzas. Tvarkoj, prikabinau. Padarau iš karto 2-3 apvijas pačiam gale, palikdamas iki centimetro vamzdelio pliko. Jisai reikalingas kabliukui įstatyti, kaip sakiau. Tuo pačiu dar ir turiu šiokį tokį akcentėlį, rožinę uodegą. Prikabinu. Paeinu šiek tiek į priekį. Sekantis mano žingsnis, ką turėjau padaryti iš tikrųjų prieš, bet nėra didelio skirtumo, aš iš karto uždėsiu švinuko, kokius 3-4 cm. Ir tai padarysiu todėl, kad aš noriu išbalansuoti savo muselę. Jeigu muselės priekinėje daly visai neturėsime svorio, jinai bus lengva priekyje, o gale nuo kablio
svirs žemyn ir lėtesniais rovėjai visą laiką gali išsiskyrinėti kūnas. Todėl netgi pačiuose lengviausiose muselėse aš tengiuosi į priekį įdėti bent šiek tiek švino. Arba, kaip esu minėjęs anksčiau, konusinę galvutę. Šitai muselė aš naudosiu ne konusinę galvutę, o turbulencinę galvutę, Futurefly UFO diską. O šitie UFO diskai, jeigu pasižiūrėsim iš arčiau, jie yra metaliniai, bet jie labai plonyčiai, plono metalo, svorio jie neturi. Todėl muselės priekyje man reikia šiek tiek svorio, kad ją pabalansuoti. Pagrindinė užduotis tokia šito darbo. Gerai. Užvyniojau šviną, pinceto pagalba prispaudžiu pačius galiukus. Galiu dėl viso pikto dar šiek tiek lyjų. Štai. Dabar jau aš turiu šiek tiek svorio muselės priekyje, o be to sulyginau šitą va storąją dalį, ant kurios vyniosiu kūną. Aš ją tiesiog pratęsiau, nes storis dabar yra toks pats, tai va aš kūną darysiu ant tos storos dalies. Tada priekyje man liks padaryti akotėlį, sparnelį ir ant plonos dalies akotėlį ir sparnelį daryti žymiai patogiau ir smagiau, nes kai mažas diametras labai gražiai vyniojasi, nepasidaro didelis gūzas, o jeigu tai darytum ant storo vamzdžio, gautųsi jau nebe taip gražiai. Dėl viso pikto visą šitą konstrukciją perbėgu su siūlu į priekį, tada pavynioju ant vamzdelio. Tada vėl grįžtu per šviną iki to storojo vamzdžio atgal. Vėl į priekį. Kelis kartus tiesiog prabėgu. Svarbiausia nuo vamzdžio ant vamzdžio, nuo storo dainu iki plono, kelios apvijos ten, grįžtu atgal kelis kartus, kad jisai man nenuslinktų. Dabar dar ir klijai tenais. Tie klijai išdžius ir laikysis puikiai. Taip, metas prisitvirtinti uodegėlę. Apie uodegėlę esame kalbėję ir jinai dažnai darosi iš tokių labiau žėrinčių ir plono plauko medžiagų. Taigi šį kartą aš turiu Fluorofiber blizgutį rožinės spalvos, dėl to, kad muselė yra rožinės spalvos, rožinės, juodos ir perlo derinys. Taigi uodegėlę darysiu iš šito gražaus pluošto. Atsikerpu jo. Dedu iš viršaus. Prispaudžiu ir stengiuosi, kad jisai gultų kuo plokščiau. 2-3 apvijos pritvirtinau. Tada atlenkiu atgal. Vėl taip pat plokščiai, paspaudžiu, kad plokščiai gultų, įtempiu gražiai. Ir su siūlu prispaudžiu. Keliauju į galą, kol atsirems į mano ovaltincelį, į tą tokį bortelį, kurį padariau iš blizgučio. Tas blizgutis apvalus, apvalusis nebereikalo, jisai turi funkciją, turi gautis toks bortelis. Ir dabar pasižiūrėkite į gražų momentą. Aš su siūlu keliauju link to bortelio ir uodegėlė pradeda kilti viršų. Dėl to, kad jinai atsiremia į tą bortelį ir aš apačioj spaudžiu siūlą ir jinai tada pradeda keltis į viršų. Štai, jau dabar jinai styro taip maždaug 30 gal laipsnių kampų. O tai yra labai gerai, aš nenoriu, kad jinai būtų visiškai tiesiai. Ta uodegėlė man turi būti kaip ir sparno apatinė dalis. Jie turi susilieti ir
Muselė turi būti neišsiskietus, o uodegėlė papildo sparną, iš apačios jinai duoda gražų akcentą, o pats sparnas duoda visą siluetą, duoda judesį, todėl uodegėlę reikia kilstelt. Taip, dabar šita uodegėlė yra šiek tiek per ilga, bet labai lengva ją patrumpinti, tiesiog kampu su žirklėm braukiant po truputį nukirpau ir ją nusmailinau. Galima daryti ir trumpesnę. Čia priklauso, ką jūs norite išgauti. Aš noriu, kad jinai būtų man praktiškai iki pat sparno galo. Viršutinis sparnas bus tik šiek tiek ilgesnis. Tai aš susiplanavau, kad tokia papilvė būtų blizganti su rožinė pabaiga ir uždarytų visą sparną. Toliau keliaujam per kūnelį. Šitam darbui aš turiu Mirage Tinsel, toksai blizgutis, jisai yra plokščias, labai gražių atspalvių ir jisai yra skaidrus. Toks pusiau skaidrus, turi savo spalvą, bet jinai persišviečia. Reiškia, mano rožinis vamsdelis persišvies ir suteiks dar papildomai šiokio tokio atspalvio. Tvirtinu jį gale. Na ir su siūlu pabėgu į priekį. Tada super glue, kad viskas gerai sukibtų. Mažiausia, ko aš noriu, kad man tą muselę išsirdytų žvejybos metu, todėl kas kelis žingsnius, ypač prie tokių jautresnių medžiagų, kai šitie blizgučiai, įdėti klijų lašelį tikrai nepakenks. Atsarga gėdos nedaro, ne? Ir toliau aš keliauju per kūnelį, padengdamas jį tuo blizgučiu. Na ir matosi, kaip persišviečia per tą blizgutį tokį rožinį toną duoda. Perlas, o po apačia rožinis. Nežinau kaip jums, bičiuliai, man tai yra nuostabiai gražus vaizdas. Prikabinu. Tvarka. Kaip visada mėgstu pakalbėti apie muselės siluetą, ar ne? Ir priminsiu, kad muselės ant vamsdelių, jos turi būti tokios panašiai į lašo formą. Jos siluetas turi būti toks kaip žuvelės, priekis storesnis, didesnis, į galą plonėja, toks aerodinaminis, hidrodinaminis daiktas. Todėl rišdami ir kūnelį, ir sparną, dėdami visas medžiagas, mes turime visą laiką galvoti, kaip tai paveiks mūsų siluetą. Ir ne mūsų asmeniškai, bet mūsų muselės siluetą. Ir todėl dabar formuodamas kūnelį, aš į priekį jį šiek tiek pastorinsiu. Jeigu nori muselę daryti visai kūdą, nebūtina, yra daug musių, kurios neturi to. Bet aš tai padarysiu, panaudodamas Bitefish Supreme dubingą. Į priekį aš taip pat ir patamsinsiu patį kūną. Dark Multicolor. Labai fainas spalva, ilgas plaukas, labai plonas plaukas. Nemažai atitikmenų galima rasti ir pas kitus gamintojus, bet tiesiog šitas yra tai, ką aš visada turiu ir mėgstu naudotis. Tai labai lengvai sukasi ant siūlo. Gerai išsišukuoja, yra plono pluošto ir tuo pačiu pakankamai ilgas. Tai kai iššukuoji, tie šereliai labai gražiai atrodo. Šiek tiek paverždamas šį bandau kuo gražiau sudėti ant kūnelio. Pritrūkau, nieko tokio, dar gabalėlis. Keliaujam toliau. Gerai yra pakryžiuoti, nes iššukuoti reikės. Gali likti tarpų, todėl
Vyniojant galima biškį į priekį, atgal, kad šiek tiek susikryžiuotų. Štai, kūnelį į priekį pastorinom, patamsinom. Dabar metas ribingui. Ribingas yra manevras, kai pervyniojam per kūnelį kažkokią tai dažniausią blizgančią medžiagą, vielą ar tinselį. Jisai susegmentuoja muselę ir tuo pačiu sutvirtina. Tai reiškia, turi ir vizualinį efektą, ir praktinį mechaninį. Štai. Prabėgau ir per tą miraž blizgutį, ir per krūtinėlę. Prisitvirtinu. Ir matome, kad jisai ir vizualiai muselę šiek tiek pakeitė. Tada griebiu savo šukeles ir iššukuoju priekinę dalį. Pirmą šukuoju, kaip visada, lygiagrečiai ribingo apvijom, kad nenustumto ribingo į šoną. Mano darbas čia yra ištraukti tos šerelius iš po ribingo, todėl aš šukuoju ne į galą, o aukštyn žemyn, labai švelniai, gražiai ištraukiu. Na ir štai kokį mes turime gražų efektą. Atsirado debesėlis ant kūnelio. Nežinau kaip jums, man tai yra žiauriai gražu. Kai atsiranda tie tokie mikro blizgučiai šereliai, tūris musės padidėja, o svoris ne. Kai padidėja tūris, ta musė atrodo didesnė, bet tuo pačiu jinai yra labai lengva, nes labai reta. Ir jinai tada ir juda, net nuo menkiausių srovelių šitie visi plaukeliai juda ir tas daiktas atrodo gyvas. Spėkit, kokia jo pagrindinė užduotis. Jisai turi atrodyti gyvas, kad atkreiptų dėmesį. Nemanau, kad tas žuvis gulėdamos kažkur tai palei dugną galvoja, o plaukia lapas, plaukia šaka, reikia paimti. Būtent dėl to, kad jos atrodo kaip gyvas daiktas, dėl to ir patraukia dėmesį. Todėl reikia labai viską gražiai sudėti ir iššukuoti. Keliaujam toliau. Atėjo metas dėti sparną. Ir sparnui galima naudoti įvairias medžiagas. Aš naudosiu tai, ką mėgstu labiausiai. Juodas sparnas, 2 juodos spalvos medžiagos. Oposumas, kuris žymiai labiau blizga, jis yra trumpesnis, todėl aš iš jo darysiu tik apatinę dalį, viršutinę darysiu iš minkštesniojo. Apačioj dažniausiai dedam kietesnės šiek tiek medžiagas tam, kad tą sparną prilaikytų. Dar ir žieri, blizga gražiai, pamatysit, kai uždėsiu. O viršui minkštesnės, kad gražiau judėtų, nes minkšta medžiaga guldama nuo srovės remsis į kietesnę ir muselė nesubliukš, bet jinai taip pat gražiai judės. Tai reiškia, bus šiek tiek tokia kaip griaučiai po apačią, o viršui minkšta medžiaga, kuri suteikia gyvybės. Taip, griebiam aposumą. Dievinu šitą medžiagą ir streameriam, ir vamsdeliam. Kailį visą laiką reikia šiek tiek susitvarkyti, o pats oposumas yra tvarkingas kailis, nebūna labai susivėlęs, bet aš jį vis tiek pasiėmęs už plongalių, aš jį pašukuoju. Štai dar kiek ištraukiau šerelių, kurie nesilaiko, tai reiškia, jie man bereikalo tik tai trukdys dirbti. Pasimatuoju, apatinė dalis sparno, darysiu maždaug iki vamsdelio galo, tai mane tenkina. Dedu priekyje. Pritvirtinu ir stengiuosi vėl, kad jinai gultų plokščiau. Kad nesigautų labai didelis guzas. Vienas momentas. Kitas momentas, kad nepasidarytų drugelis. Nes jeigu musė bus labai sudėta vertikaliai ir bus žiauriai plokščia, tai jinai ir vartysis, ir sukinėsis daugiau vandenį. Ir svarbiausia tai, kad žuvis tą musę dažniausiai mato iš apačios
iš galo, iš apačios. Tai tas siluetas, kurį jinai mato iš apačios, jis yra labai svarbus. Ir jeigu tu sudėsi kai drugelį, tai ta musė jinai neturės tokio gražaus silueto. O kai sparnas dėtas taip per pusę, jeigu įsivaizduoju vamsdelį, per pusę muselės, siluetas labiau toksai lašo formos žiūrint ir iš apačios, o tenais apačios koksai šiuo atveju rožinis akcentas, jisai po to tamsiu stogeliu, po to tamsiu sparnu visai kitaip atrodo. Todėl stengiamės dėti taip, kad ta muselė būtų 3D, o ne 2D. Gerai. Nusikarpom priekinius šerelius. Nusikarpom priekinius šerelius. Keli liko, bet aš jau nenoriu čia lysti. Galima nupjauti su britvute. Nėra taip svarbu, todėl kad aš čia dar dėsiu medžiagų ir dar dirbsiu. Ką aš padarysiu, tai aš geriau įdėsiu mažą lašelį super klijų. Ir vėl, kad nesigautų čia guziukas, reikia arba pavynioti šiek tiek su siūlu, arba bent prispaus su pirštu. Na ir štai, viskas suplonėjo, pasidarė beveik vamsdelio storio. Nes jeigu būčiau palikęs ir sudžiūtų toks guzas, nežinau, ar būtų gerai. Visas sekančias medžiagas dedant, man tas guzas labai trukdytų ir įtakotų mano muselės formą, siluetą, kokybę. Toliau. Įdėti truputį blizgučio į muselę, tokia į muselę nuo vamsdelio, dažniausiai yra gera mintis. Ir čia kokį tamsiai mėlyną, juodą. Pagal tai, kaip derinat spalvas. Aš noriu įdėti šitą, man labai patinka šitą spalvą. Prie tokių juodų atspalvių tinka juodas sparnas ir vos melsvo viduj. Tai aš įdėsiu kelis šerelius. Bet tikrai labai mažai. Gal netgi galima ir mažiau. Na, bet bandom. Juos prasiplečiu, kad vėl būtų ne guzas, o kad būtų plačiai išsidėstę pavieniai tokie šereliai. Dedu ant sparno, apgaubiu jį. Viena, dvi apvijos priekyje. Gražiai atlenkiu atgal, vėl paskleidžiu. Į sparną dažniausiai dedam, reikėtų tai žinoti, atsiminti ir užfiksuoti. Į sparną dažniausiai dedam ploną blizgutį. Kuo plonesnis, tuo geriau. Patys ilgiausi šereliai iki uodegėlės, trumpesni sparneliai. Taigi, kuo plonesnis šerelis, tuo labiau jį tinka dėti tarp sparno atskirų dalių. Jisai gražiai juda, jisai pasklinda ir negadina muselės vaizdo. Jeigu įdėtum kokį storą, stambų flešą, ten tiesiog būtų toks stagarų rinkinys. Storą flešą dedam dažniausiai ant viršaus muselės, 2-4 šerelius, o į sparną tokį ploną flešiuką. Toliau. Seka, kaip aš elgsiuos toliau, gali būti įvairi, bet kadangi aš pažadėjau jums surišti tų muselių ne vieną ir ne dvi, o visą rinkinį, stengsiuos skirtingose muselėse elgtis šiek tiek skirtingai, tam, kad atsiminti, užfiksuoti ir sužinoti, kad yra daugiau kelių, nėra to vieno vienintelio teisingo būdo, kaip daryti. Tarkim, dėti akuotą dabar ar dėti po to. Galima ir dabar, ir po to, žiūrint, ką tu nori išgauti, ir netgi abiem atvejais tu gali padaryti muselę atrodančią vos ne taip pat. Tai niekad nereikia prisirišti prie vieno vienintelio būdo. Dažniausiai jų yra daugiau. Šį kartą aš dėsiu pirmą akotėlį, paskui sparnelį,
tam, kad kaip ant šitos muselės mėlyna barzdelė būtų tik tai apačioj, o viršų juodas sparnas. Jeigu dėčiau akuotą apačioj pabaigoj, tai mėlyną turėčiau ir stogą. Nežinau, ar nuo to yra koks nors skirtumas, bet aš padarysiu būtent taip dabar. Ir akotėlį, kadangi čia nais ant kūno akotėlio nedėjau, tik pašukavau dubbingą, tai ta muselė nebus tokio didelio tūrio, galima ją padidinti kitose video ir kitas muselės kitaip ryšim, bet akotėliui man dabar svarbu išsirinkti gero dydžio plunksną. Tai aš turiu du variantus minkštam akuotui, tai yra šlepenas ir Futurefly višta. Jie abudu yra geri, labai panašios plunksnos. Čia dabar svarbiausia, kad man užtektų ilgio, kad mane tenkintų. Ilgis, turėtų būti maždaug per pusę kūnelio akotėlis. Patys segmentai turėtų būti maždaug pusę kūnelio. Jeigu jūs norėsit daryti ilgesnį, jūsų reikalas, jeigu nori, kad labiau apgautų musę, būna ir taip, bet jeigu bus labai trumpas, tai atrodys negražiai, nekokybiškai. Todėl aš pasitikrinu, ar man užteks vištos, užteks, todėl griebiu vištos plunksną, kuri yra labai minkšta, graži ir jinai judės nepaprastai gražiai. Jeigu nori daugiau judesio, galima panaudoti museliai netgi šitus minkštus šerelius. Jeigu nori biški kietesnės musės, tada jos reiks nupešti ir naudoti tik tai va šitą dalį. Galima pasilikti netgi va tiek va šerelių ir palikti tą pačią priekinę dalį labai minkštą. Šį kartą aš tų minkštų šerelių pasiliksiu nedaug. Nupešu viską, kas nereikalinga. Pasilikau šiek tiek minkštų, bet labai nedaug. Tada susišukuoju plunksną į priešingą pusę. Ir nuo čionais tvirtinsiu ir pradėsiu vynioti. Vėl klausimas, kiek to akotėlio mes norime turėti. Jeigu reikia labai daug tankaus, musė riebi, didesnė, tai galima palikti abi dvi pusės akotėlio, tos plunksnos, ir viršutinė ir apatinė. Jeigu akotėlio daug nereikia, vieną pusę galima nupešti. Šį kartą aš paliksiu jas abi, tvirtinu plunksną prie vamzdelio, šitą galą atlenksiu ir uždėsiu dar porą apvijų tam, kad užrakint, kad nepabėgtų. Būna kartais pradedi vyniot plunksną ir jinai tiesiog išsitraukia. Toliau įtempiu plunksną taip, kad geroji pusė žiūrėtų į priekį ir šukuoju atgal. Šukuoju. Pradedam vyniot. Viena apvija. Pašukuoju atgal. Po kiekvienos apvijos šukuoju, kad visi šereliai gultų į galą ir niekas nestyrotų priekyje. Na ir štai kokį turėčiau rezultatą, jeigu nebūčiau pasilikęs tų minkštų plunksnos segmentų priekyje. Gana graži tvarkinga musė, mėlynas sakuotas. O dabar tas momentas, kai aš priekyje dar uždėsiu vieną apviją to minkštimo, kurį pasilikau. Toksai visai debesėlis. Jeigu būčiau palikęs jo šiek tiek daugiau,
to debesėlio būtų dar daugiau, tai reiškia, ta pati musė jinai tvirtesnė, jinai savo formą turės, laikys, o tie minkšti šereliai nuo menkiausios rovelės labai gražiai juda. Ne visada mes to norime, bet kai norim, tai galima tą debesėlį pasilikti, tuos tokius minkštus šerelius priekyje. Jo labiau, kad naudosiu turbulencinės galvutės, o nuo turbulencinės galvutės srovė sukuria tokį vakuuminį maišą ir jisai ne tai, kad vakuuminį, tokį hidrodinaminis, tai gaunasi, srovė eina į šonus ir ta musė juda, bet jinai nesusiploja. Gerai, pašalinu nereikalingą dalį. Labai gražiai tu atrodai. Labai gražiai mes formuojam tavo siluetą. Toliau. Ilgesnė kailio dalis ir tai jau bus juodas minkštas kailis. Galima naudoti lapę, bet aš mėgstu gerokai minkštesnius. Ir čianais bus panaudotas Future Flight Anūki kailis. Kaip jau minėjau, vizualiai bent jau toks pats atrodo Finn Raccoon kailis. Turime mes parduotuvėje ir to, bet aš dažniausiai naudoju Future Flight Anūki. Ir dabar jį reikia gerai pasiruošti. Kailis ilgas ir minkštas, bet jame yra daug nereikalingų dalykų. Tai visų pirma, aš jį iššukuoju, kad jisai atsipalaiduotų, nes kaip ir plaukai susivelia ir pasidaro toksai kuokštas. Dabar iššukavau. Jisai atrodo visai kitaip. Tada paimu už plongalių ir iššukuosiu storąją dalį. Štai kartais net sunku pratraukti. Iššukuoju, išrenku nereikalingus nesilaikančius plaukelius. Ir dabar paėmęs tarp pirštų aš turiu tokį gražų, minkštą judantį daiktą. Pasižiūriu siluetą. Jeigu tenkina, galiu iš karto dėti. Aš noriu jį šiek tiek labiau nusmailinti. Todėl paimu ir už vidurio vos ištraukiu vidurinę dalį. Dabar siluetas bus labiau lašo formos. Va tokio man ir reikia. Pasimatuoju, kiek čia aš jo norėsiu uždėti. Kaip tik tiek ir laikau. Ir turiu šiek tiek per daug. Tai dabar parodysiu vieną manevrą, kaip aš dėsiu kailį, kad neišdidint galvutės ir kad jisai gražiai atsigultų. Aš jį apversiu priešingą pusę. Pasiliksiu šiek tiek kailio, gerą centimetrą, kiek ten jo liko. Ir puslankiu uždengsiu muselę. Tada priekyje, iškart kur baigėsi akotėlis, padarau 1-2 apvijas. Svarbiausia žiūriu, kad tas kailis gultų aplinkui. Vai gerai. Tada lenkiu jį atgal, lygiai taip pat ir per šonus, ir per viršų. Nebijau muselę paformuoti, kol dar nepritvirtinau. Jinai manęs klauso, tas kailis gula taip, kaip aš noriu. Na ir tada porą apvijų susiūlų, užlipant ant pačio kailio. Štai, aš jį atverčiau ir priekyje nieko nebeliko. Uodegėlė iki pat sparno galo. Jeigu netenkina arba jeigu netyčia gavosi per ilga, galima drąsiai ją pritrumpinti, vėl taip pat atversti viską ir su žirklėm kampu. Bet tai yra tai, ko aš norėjau ir aš paliksiu taip, kaip yra.
Toliau įdėsiu dar porą juodo stambaus flešo šerelių į sparną. Na, kokius 4. Ir tam aš naudoju New Sparkle Hair iš Sibai. Vėlgi tinka čia nais tikrai daug kas. Aš naudoju tai, ką turiu ir ką mėgstu. Pakišau po siūlų. Atlenkiu. Prispaudžiu ir dar porą apvijų. Nukirpsiu jį, paliksiu šiek tiek ilgesnį nei visas sparnas. Man patinka, kai į nugarą įdedi kelis tos flešo plaukelius, tuo, kad toks gaunas ir kaip stuburo nugarinė linija. Ta muselė atrodo visai kitaip. Be to, tas storesnis flešas, jisai yra šiaip kaip medžiaga pakankamai sunkus. Tas vienas plaukelis yra daug sunkesnis už oposumo ar už tanukį tos plaukelius. Ir jisai srovėjai žymiai labiau juda, taip ta muselė atrodo dar gyvesnė. Todėl aš juos dedu dažniausiai šitus storesnius, pačioj pabaigoj 2-4 plaukelius per visą muselės ilgį. Paskutinis akcentas ant šitos muselės yra UFO diskas. Spalvą parenku pagal muselę. Pink spalva. Grįžtam, viskas tvarkoj. Svarbu čia neprisidaryti didelių guzų, nes paskui pristūmus tą UFO diską gausis tarpas. Tas tarpas, na, žuviais turbūt nelabai rūpi, bet žvejui, ypač man, tai rūpi labai. Tai stengiasi, kad ta muselė jinai atrodytų tvarkingai, tada su ją žvejot maloniau. Jeigu tvarkingai riši, ta muselė pagauna tave. Atsidarai dėžutę, galvoji, ką čia nais dėti, pamatai tvarkingą muselę ir nori pradėti žvejybą būtent nuo jos. Dar šiek tiek klijų, čia pačiam gale nepamaišys tikrai. Ir pristumiu, prispaudžiu galvutę. Kad jinai priliptų. Tada galima pašalinti vedamą į siūlą. Ir muselė praktiškai baigta. Paskutinis darbas, ką mes turim padaryti, tai numauti, stumiant už storojo vamzdelio. Tada nukirpti, paliekant iki 2 mm. Milimetrą 2, 1,5. Nukerpu ir laikydamas vertikaliai su žiebtuvėliu padeginu. O laikau vertikaliai todėl, kad taip deginant muselė, ne muselė, o pats vamzdelis lydysis lygiai tolygiai žemyn. Pasilydę, iš karto, ko labai neužstengo, su adata į priekį įduriu, kad pramankštint skylutę, į kurią reikės vert valą. Na ir štai hauguras paruoštas darbui. Iš viršaus siluetas kaip lašas, iš šono kaip lašas, iš apačios kaip lašas. Žiauriai gražiai gavosi ir be to tai yra labai populiari ir kibi muselė. Kaip visada
Medžiagas, kurias naudojau, surašysiu apačioje. Jei norėsi pabandyti susirišti tokią pačią, galėsi drąsiai tai padaryti. Na ir pabaigai kaip visada, nepamiršk paspausti patinka, pasidalinti su draugais, pakomentuoti, užduoti klausimą, jeigu kas nors neaišku, arba išreikšti savo pageidavimą, kokių muselių ar kokių modelių norėtum matyti ateityje. O mes keliaujam susitvarkyti medžiagas ir filmuoti kitą video. Iki sekančio.